Plungė pradėjo kurtis apie 16 amžiaus vidurį prekybininkų kelių susikirtimo vietoje. Čia kryžiavosi svarbiausi prekybiniai keliai ėję per Žemaitiją į Prūsiją, Klaipėdą, Liepoją. O dabar iš Plungės veda plentai į Klaipėdą, Šiaulius, Kretingą, Mažeikius, Rietavą. Pro miestą eina geležinkelio linija, jungianti vakarinę ir rytinę Lietuvos dalis. Plungė garsi architektūros paminklais, iš kurių žinomiausias yra Oginskio dvaro ansamblis, neorenesansinio stiliaus rūmai. Jie laikomi vienu iš gražiausių XIX amžiaus Lietuvos architektūros statinių. Plungės dvare 1873–1902 metais veikė muzikos mokykla, rengusi muzikantus pučiamųjų ir styginių instrumentų orkestrams. Joje mokėsi ir dvaro orkestre grojo įžymus lietuvių kompozitorius ir dailininkas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Dabar šiuose rūmuose yra įsikūręs Žemaitijos dailės muziejus, kuriame sukaupta turtinga meno kūrinių ir liaudies dirbinių kolekcija. Ir dabar dvaro parke skamba tautiška daina ir smagus lietuviškas šokis. Seniausia Plungės įmonė – linų verpimo ir audimo akcinė bendrovė Linų audiniai, gaminanti ekologišką produkciją iš Žemaitijoje išaugintų linų. Žymiausia Plungės rajono vieta – Platelių ežerynas Žemaitijos nacionaliniame parke, kuris turi neįkainojamą gamtinę ir kultūrinę vertę. Bendras Žemaitijos nacionalinio parko plotas 21 700 hektarų, iš kurių beveik pusę sudaro miškai, o 1860 hektarų vandenys. Didžiausias ir gražiausias yra Platelių ežeras, o jį supa dar 25 mažesni ežerai. Tarp daugybės mums įprastų žuvų Platelių ežere veisiasi retos lašišinių šeimos žuvys – seliava ir sykas, užsilikusios dar iš ledynmečio laikų. Daugelį ežerų ir upelių gyvena unguriai, plačiažnypliai vėžiai. Žemaitijos nacionaliniame parke gražu ir žiemą. Parko teritorijoje gausu unikalių paminklų, kurie atspindi šio krašto kultūrinį palikimą nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Tai akmens amžiaus stovyklavietės, senkapiai, piliakalniai, gamtos paminklai. Iš viso Žemaitijos nacionaliniame parke saugoma 29 architektūros ir 60 dailės paminklų. Netoli Plungės Kalniškių kaime dėmesį patraukia atjaunėjęs vienkiemis. Tai didžiulis, atstatomas atvykusios iš Vokietijos Alinos Feigel Plechavičiūtės tėvų ūkis. Jo pasididžiavimas – žirgynas. Aplink ūkį graži gamta, kurią pagyvina grakštų žirgai. Šeimininkė savo vienkiemyje mielai priima poilsiautojus ir turistus. Valgis svečiams gaminamas iš ekologiškai švarių šio ūkio produktų. Abipus Varduvos upės įsikūręs Žemaičių Kalvarijos miestelis. Rašytiniuose šaltiniuose minimas dar nuo 13 amžiaus, kai jis vadinosi Gardais. Senoji šio miestelio dalis urbanistikos paminklas. Garsėja Žemaičių Kalvarija atlaidais, kurie vyksta kiekvienais metais vidurvasarį.
Į juos suplaukė daugybė maldininkų ne tik iš Lietuvos, bet ir kitų šalių.